Sveiki, bičiuliai. Tai grįžau su dar vienu iššūkiu. Vėl sugalvojau, kad reikia save palaužyti. O kas kaltas? Tai aišku, kad Deividas. Tai sugalvojau pagyventi 24 valandas Deivido Gogginso pasaulyje, pažiūrėti, ar galėčiau atlaikyti tą spaudimą vieną dieną, kurį jis atlaiko kiekvieną mielą dieną. 7, 8, 9. How you doing? I'm back, motherfucker! If you pan it down here, you see it's about 3 o'clock in the morning and there's not a car or a person in sight. If you pan over here, it's the same thing. O kas geriausiai žino, kaip gyvena Deividas? Man atrodo, kad ChatGPT. Tai va čia yra mūsų draugo ChatGPT sukurtas planas visas. Čia turim 3 lapus net užduočių. Tai tą planą, kur man padarė ChatGPT, tikriausiai video eigoje reikės šiek tiek koreguoti, nes man atrodo, kad Deividas Gogginsas nebėga 3 kartų per dieną. Kad jis laužo save, tai faktas, bet ne 3 bėgimais per dieną. Jis manau, kad turi kitų būdų save žaloti. Iššūkį pradėsim rytoj ryte, 4 ryto ir baigsim 10:30, kada Deividas jau eina ilsėtis, pagaliau. Aš tiksliai nežinau, ar jis 10:30 eina miegoti, ilsėtis ir panašiai, bet man taip sakė ChatGPT. Tikriausiai jie būtų buvo susitikę, kalbėjo, susitarė, kad taip yra, reiškia taip yra. Dabar, tikslas mano bus įveikti kiekvieną užduotį, kuri yra Deivido Gogginso dienotvarkėje, ir faktas, kad nepalūžt. O dabar aš einu ilsėtis ir susitiksim jau rytoj šaltam, niūriam, tamsiam ryte. Einu šiek kaip nelaukiu už tos dienos. Okay. Labas rytas. Tai dabar oficialiai galiu sakyti, kad iššūkį pradėjom. Turim po 4:34 ryto. Pasaulis iš tikro dar miega. Kol kas nei vienos šviesos lange nemačiau. Visi miega. O aš, kaip durnelis, darau vėl kažkokią nesąmonę. Ryte išvaišiau savo branges, kokias 7 minutės. Kol atsikėliau iš lovos, nes šiaip 4 suskambėjo žadintuvas ir aš labai lengvai pramerkiau akis. Bet išjungiau žadintuvą, guliu lovoj, žiūriu lubas ir galvoju, ar aš tikrai pasiruošęs šitam iššūkiui, ar aš noriu daryti. Tai galų galiai išjungiu visus žadintuvus, paskui varau miegoti toliau. Paskui galvoju, nesąmonė, jei paskui reikia padaryti. Tai va, 4:30 ryto, aš bėgu 20 km. Šalčio nedaug turim, -10, 5 ryto. Sakyčiau visai normaliai, padoriai kaip Lietuvoj. Kaip keista, tipo, 10 šalčio. Ir galima sakyti, kad Lietuvoj vos neįprasta dabar jau, visi kažkaip per tą mėnesį priprato. Tu taip net visai šilta atrodo bėgti.
Ir aš čia filmuodamas, aišku, labai jau įsivažiavau, nejaučiau tempo kalbėdamas. Tai reikia arklius biškį mažinti, nes nenubėgsiu po to. Juokauju. Bet vis tiek reikia truputį pasilikti jėgų, nes man atrodo Goginsas kažką dar kito daro. Ne tik 20 km ryte bėga. Man atrodo, jis dar kažką mėgsta paveikti. Tai paskui ir sužinosiu. Gerai, dabar reikia, pirma mašina. Nu, dar 19 liko. Nėra taip jau ir daug. Šitoj gatvėje mėgsta mane šunys užpult. Bet ir tie normalūs miega. Negirdėjau nei vieno lojimo kol kas. Bet jau kaip pranašumas bėg tokią valandą. Ta prasme, nereikia bėgti tais nelygiai šaligatviais, kada pilnas sniego dabar. Tu gali tiesiog vidury kelio varyt. Ir viską. Va. Tiesiog. Mano gatvė. Va, apie ką aš kalbu. Oi. Tokiais paviršiais pabėgioja ilgiau. Ir šakės padus atkerta. Nes ant kiek nelygų yra. Todėl geriau yra bėgti keliu. Kur lygu. Bet jei sako, ne, keliu negaliu. Mašinų belekiek. Jūsų bėdas. Varykit ir jūs 5 rytą bėgti. Jo, mane čia jau motyvacija, žinokit, pagavo. Aš taip pats niekada taip nedaryčiau. Bet ją jau dabar darau iššūkį. Tai reikia ir jūs pamotyvuoti, žinai. Va, čia praktiškai tokiais tai eit turi. Turim 4 jau. 5 km yra. 5 ryto. Lygiai pusė 6 ryto ir turim 10 km. Tai liūdniausia, kad dar tiek pat liko. Bet kol kas savijauta nebloga. Kelį biškį skauda, bet man jau čia ilgai šitie skausmai. Jau pripratau. Tai dabar tiesiog, šiaip nenoriu antrą kartą to paties rato bėgti. Tai atvariau į parką tiesiog ratų pasukt. Pasuksiu ratų, gal atsibos po 5 kilų. Ir kažkur link namų dar prasuksiu likusius. Tai va, dar gera valandėlė kely. Manau, gal mažiau 5 minučių. Kažkas sako. Nu va, įsukau parke dar 7 km. Tai dabar likusius 3 varau ilgesnių kelių namo. Po 6:10 dabar yra. Ir jūs neprimetat, kai buvo nejauku. Bėgu. Ir šią moteriškę eina per parką. Ir aš taip bėgu iš jos. Ir tik susilyginau su ją. Ir kaip jį išsigando. Taip net pašoko, suklykė. Ir man irgi taip nejauku pasidarė. Tai aš bėgdamas nespėjau, atsiprašau pasakyti nieko. Toks nejaukus momentas buvo toks. Nu jo, aš irgi nepagalvočiau tokią valandą. Eidamas parku, kad kažkas iš galo man bėgs. Šiaip bunda jau žmonės. Viena kita mašina tikrai pravažiuoja į darbus tikriausiai. Aš irgi jau į pabaigą. Paskutiniai 2 km liko. Įtartinai savijauta tiesiog puikiai. Kojų per stipriai neskauda. Aišku, čia dar tik maža dalis, ką šiandien turiu padaryti. Tai va. Bet jau kaip laukiu tos 10 vakaro, kada galėsiu eit gult į lovą. Ką tik va saulapę pamačiau vidury miesto. Normaliai Lazdijai. 20 km už pačio ryto. Kada visi miegojo, aš nemiegojau ir padariau. Nes kaip ir pats Deividas Goginsas sako, sunkiausia užduotį reikia iš pačio ryto pasidaryti ir tada visą dieną būna ramesnė. Toliau mane 7 laukia šaltas dušas. Ką tu čia? Ir eisim toliau kačialint. Geri plaukai, ne? Tai šiandien negali būti nei jokio scrollo, nieko, nei teliko, nieko.
Tai prasme iki vakaro, kol nebus jau baigtas iššūkis. Nors ne, aš turėsiu vis tik 10 jau čia eit miegot, kad padaryčiau iššūkį. Išsitryniau Instagramą, viską. Nu, išsitryniau tai dėl to, nes vietos telefonė nėra. Bet vis tiek, bus į naudą. Neskrolinsiu šiandien. Šiandien tik hardworkas, daugiau nieko, tik hardworkas. Jo, supratot mano. Aš tai gal net miego visai norėčiau kažkaip jau. Nežinau, žimnuso dienų tas bėgimas. Dar geros 15 valandų veiksmo. Penkios minutės. Gerai, aš žiauriai dabar kietą transitioną padarysiu, tipo aš toks ir dabar būsiu kitoks. Tai pasižiūrėkite, kaip man gausias. Gal kažkas gausis. Tai mano šiandienos pirmos treniruotės meniu laukia 300 atsispaudimų, 300 atsilenkimų ir 300 pritūpimų. Tai jaučiu Goginsas, tai ten varo į salės, ten su hebra pumpuojais, ten kažką. Aš taip nedarysiu. Ne, šiaip aš į salę neinu, aš šiai sportuoju, tai aš namie sportuoju daug pratimų savo kūno svoriu ir turiu tik vieną 10 kg hantelį, tai šiandien darysim viską su kūno svoriu, daug pakartojimų. Ir šiaip pats Goginsas ten jisai pumpuoja tuos atsispaudimus, tai va papumpuosim ir mes. Aš tokiais kiekiais aišku nedarau, nežmoniškais, bet jeigu šiandien esu Goginsas, reikia ir daryti kaip daro jis. Nebuško. Ne, šiaip aš čia apsimetinėjau, kad tipo sunku kažką, šiaip labai įdomus challenge'as, nežinau, man patinka. Kol kas, sakau dar, kol neįpusėjo diena, nes dar tik rytas. Šiaip paprastai tokiu metu dar kartais ir miegu, jau 7:30, o dabar jau aš 3 valandas gyvas. 4 valandas jau gyvas. Gerai, tikriausiai užtin saugiai šitą daug šneku, varom sportuoti, labai laukiu, žiauriai nesulaukiu, kaip noriu sportuoti. Ok, trumpas pastebėjimas, dabar matau šitą video ir žiūriu, kad nekokie mano atsispaudimai buvo, tai jūs dabar komentaruose nieko nedrįskit sakyti, aš pats pastebėjau savo klaidą, pilnai rankų neištiesiau, tai tokie pusiau atsispaudimai, nes darant atrodė normaliai, bet kaip iš šono pamačiau, tai visiškai nenormaliai, tai jūs tyliai, nieko nesakot, aš viską matau, pasitaisysim. Ok, dar tik 30 atsispaudimų iš 300. Aš jau gailiuosi, kad darau šitą nesąmonę. Blema, aš taip nekenčiu atsispaudimų. Taip aš juos galiu daryti. Aš negaliu aš ten jau 100 daryti ar ten vienu kartu po 80, bet aš taip nekenčiu atsispaudimų ir dar 207 liko. Lemba ir atsilinkimai man kažkaip nelabai patinka. Eik savo. Aš kažkaip pradedu abejoti savo galimybę. Tiesą sakant, nežinau, kuo yra, ar pritūpimai, ta prasme be svorio, ar jie yra kažkiek naudingi. Nes man tai atrodo, aš čia iš lempos tipo pritūpinėjau kaip koks durnelis. Nu, bet po viso varkiauto pasakysiu, ar jie naudingi šiaip po 20 km, tai tikrai jaučiasi ant kojyčių, kad dabar tupinėju čia. Pamečiau skaičiavimą, tebūnie 10. Ok. Pritūpimai geras dalykas. Gerai atkirto kojas, nemeluosiu, 50 padariau. Tai dar 2 PM. Jaučiu reikia man viską užsirašinėti, nes aš tikrai pamiršiu viską. Kaip toksai. Valiuks, dabar tikrai nepamiršiu.
Atsinešiau tokių pagalvėlių, man pagelbės atsilenkimam pasikišt po padais, pasidėt ant pėdų, nes labai skauda, kai už to medžio užkiši. Tai labai nuspaudžia pėdų viršų ir po šikną pasidėsiu, nes tą, kur šiknos kaulą labai skauda, kai darau. Tai va, gal kažkiek palengvins ir bus patogiau daryti tuos atsilenkimus, nes dabar tai tikrai labai nuspaudžia tą spintą ir šikną labai skauda. Pritūpimų tai jau yra pusė ir vargina iš tikrųjų šitas dalykas. Nes šiaip va šitas pagalvės visai padeda atsilinkimam, va jau vieną kartą dariau. Tikrai palengvina, nespaudžia tų pėdų taip. Šiknai geriau ir tikrai geriau darosi. Jaučiu, kad įpusėjus dienai šitas 5 valandas miego tikrai atsilieps, nes jau vargina. Nors tuo momentu, kai buvau šaltam duše, buvo visai gerai. Dabar tai jau kažkaip jau akys atrodo sunkios, o dar veiklos tai. Vienas padarytas. Dreba rankos net. 300 pritūpimų, kojos tikrai jaučiasi. Dar po 120 liko tų dviejų nenaudėlių. Atsispaudimai, tik kaip atsispaudimai. Visai man pradėjo gerai eiti, bet atsilenkimai, va dabar nekenčiu atsilenkimų. Tokie pieva, aš negaliu, aš padarau 10 ir viską, šakės, aš turiu rankom prisilaikyti už čia, nes aš kitaip neprisilenkiu. Ir nežinau, aš bandysiu visom jėgom, aš padarysiu 300, bet tikriausiai nepadarysiu švarių atsilenkimų. Ir jau kai bus sunku, aš laikysiuosi, nes aš kitaip negaliu man. Biškį nusivyliau savim, reikės dažniau tada ties savo šitais raumenim dirbti. Bet bent vieną padarėm, dabar 2 liko, tai manau greičiau pasidarysiu, spėsiu ir pusryčius pavalgyti ir viskas bus čiki. Davidai, kodėl tu toks esi, blemba? O, matot, apie ką kalbėjau? Aš negaliu, aš padarau ir šakės. Nieko, kaip nors. Nu ką, kažkaip negalvau, kad šitą akimirką išauš. Pagaliau liko po paskutinį setą prisispaudimų ir atsilenkimų. Nu, 3. Yes. Ir nemėgstamiausias dabar. Iš tikrųjų yra ką veikti su savo kūno svoriu, tikrai atsispaudimai geras dalykas, atsilinkimai šūdas. Žiauriai ilgai laukiu iš tos dalies pusryčiai, nes dar nevalgęs, o jau gyvas virš 5 valandų. Tai eisiu dabar ant smūgio, greitai išsikipu kiaušų, kažko dar, pavalgau ir varysim prie sekančios užduoties. O greitai sušveičiu pusrytus. Turim makaronų su vištiena ir kiaušiniais. Greitai sukapoju ir pristatau kietą užduotį. Oi, gerai užvalgiau, jaučiu net per daug gal. Tai ar jūs pasiruošę išgirsti kietą užduotį? Nes aš irgi pasiruošęs. Tikrai pasiruošę? 20 minučių power napas. Jo. Nu jūs galvojate, Davidas Gogginsas nepamiega truputį, kai pavargsta. Aišku, kad pamiega, jam irgi jėgų reikia. Nu žinokit, sorry, bet... Sorry.
Nu, kitaip negaliu. Nu, reikia pailsėti, nes aš nudvėsiu aš. Jei vyrutė, tai kas rastus neš? Ble. Žodžiu, tai niekas tų rastų neneš, aš tam radau kitą būdą ir tuo jums jį parodysiu. Turiu aš va tokią kuprinę. Tokią va. Turiu tą, kur sakiau, 10 kg hanteliuką. Tai aš jį šausiu šitą kuprinę. Dar vandenuką įsipilsiu. Ir praseisim. Kokias 2 valandėlės praseisim mieste. Nu, gal į miestą neisiu. Eisiu truputį toliau. Žinau vietą, kur yra truputį kalniukų. Tai ten ir pasivaikščios. Šiaip Davidas Gogginsas, jis dažnai dar dviratį mina tas 2 valandas, ar kiek jis ten. Aš to negaliu padaryti. Tai aš pakeisiu truputį tą dviratį šituo. Arba jis tai savo laiptais lipa irgi. Tai va bus panašiai. Užsimesim ten 10 kg vanduo. Dar gal ką nors įsimesim. Nu, iki 15 kg kuprinė bus. Mažiau, kokie 12, manau. Ir eisim pasivaikščiot. Gerai, tai aš neskemenu, jei ką. Įsimetam vandens čia. Imam šitą. Įsidedam čia. Šitam dalykui užsimečiau kitokius batukus truputį. O kas čia dar? Ir žinokit, kažkas atsitiko žiauriai pilvą pradėjo skaudėti. Man atrodo, einu į tualetą. Gerai, aš tuoj grįšiu, labai greitai. Žinokit, net suprakaitavau. Ir negerėja, nežinau ką daryti. Žiauriai suka pilvą. O man jau reikia išeit, man dabar reikia išeit. Fuck, nežinau ką daryti. O laiptai žudikai, o dar tik ją pačią leidžiuosi. Jau kilometras yra per 10 minučių. Kol kas buvo 2 kalniukai. Tai galiu pasakyti, lėtai einasi į kalną tikrai. Jau be kuprinės taip būna ką veikti dabar su tokia kuprinė, tai tikrai ant kojų jaučiasi, ypač po to, kas buvo prieš tai. Dabar va irgi nemažas kalniukas. Einu jau apie 4 minučių, tai jau 3 kilometrus, nes dar stojau čia ir panašiai. Jau pasiekiau tuos ilgai lauktus kalnus mūsų Lietuvos Lazdijų. Šiaip visai smagu taip pasivaikščiot, kažkaip kai eini ir negalvoji, net nejauti, kad ta kuprinė, tiesiog grožiesi, labai faina. Na, aišku, kai jau į patį kalną lipi, tada jau pasijaučia, kad su kuprinė eini. Bet šiaip visai smagu, tikrai nemeluosiu. Man visai patinka. Einu įsisuko, užsuku dar pažiūrėti greitai, kas ant mūsų ežero gero. Čia visada maudais, o dabar vaikštai ant paviršius. Crazy, klaudai, crazy. Tai va, jau vaikštau čia valandą ir 5 minutės, nueita 5 kilometrai. Nu, tai jau čia nesigaus tie 10 kilų. Tai va, dar valandėlė mažiau truputį vaikščiojimo. Ir dar viena Gogginso kančia bus baigta. Čia gal nelabai matosi, bet visai nebloga įkalnė. Kai kietai ten žmogus laužiuką užsikūręs. Ten žvejojo. Grįžo užsikūrė laužą. Pliama, kaip faini, kaip pavydžiu. Jau pakirtinėja pečius, nemeluosiu.
Pribaig šiandien mane šitie laiptai. O dar kokius mažiausiai 2 kartus pirmyn atgal. Ką tik filmavau ir nei tą pusę kamerų buvau atsukęs. Tai žodžiu. Jo, prasėjau 10,5 kilometrų, buvo visai smagu. Tik ant galo labai atkirto pečius, tas svoris, bet visai patiko man. Visai kartočiau tokį pasivaikščiojimą, porą valandėlių išėjau, po kalniukus prasėjau, galimai ryt kojas skaudės, bet nieko. O dabar laukia kita užduotis, jau netrukus už 20 minučių, jeigu mato čia už manęs. Bet kaip ir sakiau, tikriausiai koreguosim veiklas, nes man čia ChatGPT prirašė nesąmonių, nes Gogginsas tikrai 3 kartų per dieną nebėga, dar kažin ar 2 kartus bėga. Ir jis tą laiką skiria vidurdienį kai kam kitam, tai mes va šitą veiklą išbrauksim, mes truputį ją pakeisim ir sujungsim šitas abi veiklas ir bus labai gerai. Tokie va pasikeitimai dabar pas mus. Išbraukiau tą bėgimą tikrai ne dėl to, kad aš nenorėjau bėgti antrą kartą šiandien. Tikrai ne dėl to. Tiesiog, ar pats Deividas bėgioja 3 kartus per dieną? Ne, ir tai nėra sveika. Ir jis geriau tą laiką skirs savo, naujom žiniom, mokytis ir panašiai. Jūs galvojate, jis jau suaugęs, matęs gyvenimą ir jam mokytis nereikia. Jis kiekvieną dieną mokosi. Jūs pirma nuo 1 valandos pagal ChatGPT Deividas Gogginsas daro visokius užrašus, kur galėtų save tobulinti ir panašiai. Tai aš irgi nuo 1 valandos pradėsiu po truputį užsirašinėti. Turiu minčių, ką norėčiau užsirašyti, o po to baigęs užrašus, aš nepašneku, o po to baigęs visus užrašus aš keliausiu prie saviugdos užduočių. Tai ką aš pasiskyriau šitam laikui, kokias užduotis, tai visų pirma noriu eiti įsisiurbliuoti savo kambarį ir kitus kambarius. Noriu susitvarkyti žodžių namus, gal čia ne saviugda iš tikrųjų. Čia tokia labiau pareiga, bet vis tiek pasidarysiu šitą užduotį greitai per pusvalandį. Ir tada norėsiu eiti sės prie kompo ir pasidaryti šitam video thumbnailą, nes pradėjau mokintis daryti thumbnailus. Nes man nepatinka, kaip man atrodo maniški thumbnailai. Tai va, tokie planai dabar laukia manęs. Užrašai, susitvarkyti namus, pasidaryti thumbnailą. Ir taip iki 4:30 dabar. Šiaip labai greit laikas bėga. Atrodo, atsikėliau 4 ryto, jau praėjo 10 valandų, bet tiek daug pasidariau, visko jūs neįsivaizduojate. Man visai patinka, žinokit. Faktas, kad nėra tobulo, bet visai smagu buvo pabandyti pakurti kažką. Bandžiau, ką galėjau. Kitas bus geresnis. Norėjau klausti po jūsų patarimo, bet jūs manęs dabar negirdit šiuo metu. Galvoju, ar šitą dėti, ar ne. Jaučiamsiu skambutį draugų ir klausimus. Nesugalvoju. Bandau dar paeksperimentuoti, backgroundą sublurinau. Save padidinau, bet man labai lempinė foto. Tai dar visokių fotkių prisidariau čia greito. Tai pabandysiu dar kažką pakeisti ir pabandyti išgauti tą geriausią variantą. O aš maždaug pasakau, ant kiek aš esu kietas, kad už mane nieks geriau thumbnailų nedaro, aš esu pats geriausias, jeigu norit rašykit man, padarysiu ir jum. O ir mandariną dar įsitraukiau. Ne, čia apelsinas. Tai va, aš dabar sau skaniai suvalgysiu tą apelsiną, nes aš esu pats geriausias. Tai va tiek va. Va, čia yra jau galutinis mano variantas. Kol kas labiausiai patinka Gogginsas už peties, mažai teksto. Visai gerai atrodo. Truputį atsirado reikalų, žinokit. Tai vėluoju į dušą, jau 33. Aš jau turėčiau būti duše šaltam. Bet spėsiu, man iki namų porą minučių liko. Bet kaip skamba vėluoju į dušą, what the fuck.
antra treniruotė šiandien, tai varau ant turnikų. Tai nenueisiu nuo turnikų, kol nepadarysiu 50 prisitraukimų, nes kaip žinot, Gogginsas žymus dėl savo prisitraukimų rekordo. Aš irgi galėčiau tuos 4000 padaryti. Eik, tu kaip nejauku eit pro miestą, atkišus telefą į save ir kalbėti negaliu. What the fuck, kaip priprast. Nes už manęs tai pažiūrėkit daugiabutis. Čia pilna langų, žodžiu, žiauriai bijau. Nežinau ką daryti. Tai aš pasistatysiu kamerą, žodžiu, ir pradėsiu daryti tuos pristraukimus. Tai per daug bandysiu nešnekėti čia garsiai, nes bijau, kad kažkas stebi ir juokiasi. Tai po 5 jaučiu ir varysiu. Bemba, šitie pirmi 5 sunkiai darys, aš nežinau, kas vėliau bus. Au, blet. Ką tik pyliau galvų. Pusę turim, 2-5 išpėm. Šitam dalykui turi būti žiauriai stiprus. Daug treniruotis. Kitaip nieko. Kitaip darysi taip po 5 kaip aš. Ir tai nepilnus, tai netaisyklingai jaučiu. Bet tiesiog reikia padaryti, tai padarysiu. Račiai, žinokit, jungiu timelapsą, dedu kažkur kamerą. Greitai padarau ir varau iš čia. Jeigu įsikraus, nepykit, prašau, bet sakau, žiauriai nejauku. Nežinau, aš gal durnas, bet gal priprasiu, nežinau. Jo, let's go. O dabar jau čia eisiu, darysiu bobiškus tuos vadinamus. Su jais damušiu, turiu 3-6 dabar, liko 14. Bandysim. Viskas 50, varau iš čia. Nugarytę tai skauda, ypač po tos kuprinės blembos sunkios. Dabar tai iš viso jaučiasi šakės ryt bus po tokio varkiauto. Nekenčiu tas dėidai. Nu pagaliau atėjo tas laikas 6:30 vakarienė. Štai plaukau, nes tik vieną kartą valgiau šiandien. Gal dėl to alkio čia toks ir sekės jaučiuosi dabar. Bet jaučiuosi gerai, nieko neskauda, viskas liuks, skanaus. Paskutinis šiandienos pasispyriojimas. Na, aišku, dar tempimui liko, bet ten, manau, palyginus tuo, kas buvo, tai bus kaifas. Vakarui lengvai 5 kilometrai, labai lengvu tempu. Šiaip didžiuojuosi savim šiandien. Tikrai gerai padirbėta, nei vienos užduoties neskipinta. Savijauta puikiai. Nuovargio jokio nejaučiu, tik kelias, bet čia tradiciškai tas kelias man. Jei kyla klausimas, kuris iššūkis buvo sunkesnis, 4-8 ar šitas. Faktas, kad 4-8 čia irgi yra kas veikti. 20 km iš pačio ryto yra kas veikti. Apskritai čia toks išlipimas iš savo komforto zonos. Tiesiog darai dalykus, kurių paprastai kasdien nedarai. Ir tas mus ir stiprina. Aišku, tą reikia ir daryti kiekvieną dieną, o ne va tokį vienai dienai pafilmuoti. Bet manau, daug ką išsinešiu į savo kasdienį gyvenimą šito iššūkio. Nesu aš Gogginsas, hebra. Paprastas aš, bet per daug atsipalaiduoti irgi negalima. Tai raskit tą balansą ir gyvenkit gyvenimą. Eik tu savo, tik išjungiau filmavimą, tik išjungiau. Susilėtinau prieš posūkį. Bam! Ant pilvo. Pirmą kartą griuvau pilnus per bėgimą. Pirmą kartą gyvenime. Crazy. Bliama, kai gražiai pasiteškiau, gaila, kad nefilmavau. Jau man ant tiek kūkų, kad aš neturėdamas Instagramo, jeigu užsisėdžiu bent kelias minutės, tai einu į Stravą paskrolinti tiesiog.
Negerai. Eisiu 9 valandą jau tampytis. It's yoga time. Very simple, you should have them lying around the house. Number one is a towel. Grab yourself a pillow. Thicker the better. What the fuck? Koks geras dalykas yra šitas flexibility workoutas. What? Tu nejuokauk. Ta prasme, duokit man maratoną dabar. Easy work. Visos rūdys nuo visur tiesiog nuėjo, kaip naujas, naujai gimęs. Jei kas norit, užeikit, padarykit su šito vyruko kartu visą workoutą. Vakare prieš miegą. Vo. Nu ką, draugai, buvo be proto įdomi diena. Šitą dieną tikrai liks ilgai mano atminty. Buvo daug emocijų, buvo daug visko, buvo sunku, buvo smagu. Bet aš tai padariau. Ir galiu ramus dabar eiti atsigult ir sakyt, kad aš padariau savo tikslą. O dabar esu dėkingas jums. Labanaktis. O dabar labanaktis. Ir Deividas žiūri Samošką. Labas rytas. Jūs net neįsivaizduojat, koks geras vakaras buvo. Po visos dienos atsigulti į lovą buvo. Vieną dalyką, ką noriu pasakyti, tai kad po šito viso iššūkio aš vos išlipau iš lovos šiandien ryte. Žiauriai laužo visą nugarą, tikriausiai po tų prisitraukimų. Užpakalis visas irgi įsitempęs, tai irgi skauda. Norėjau kažką ant spintos užkelt, pabandžiau iškelt rankas, blema, neįmanoma, žinokit. Bet ką, pagaliau su šypsena veide ir vėl galiu pasakyti, kad iššūkį įveikiau. Neblogą gyvenimėlį gyvena Deividas, ane? Tai aišku faktas, kad mano atliktos užduotys neprilygsta jo kasdieniam gyvenimui, bet ko aš norėjau, tai tiesiog pajust tą visą režimą, kokiu gyvena jis. Tas kilimasis 4 ryto ryte, tai apskritai yra dalykas, kurio aš nesu daręs niekada, jau labiau atsikelt ir iš karto bėgti 20 km, tai čia man buvo kosmosas. Tie sporto visi pratimai, pakartojimų skaičius tiesiog yra nerealus ir būtent šio iššūkio dėka supratau, kur turėčiau patobulinti save. Tai esu šlapia vieta tiesiog ties prisitraukimais ir atsilenkimais, tai tikiuosi padirbėsiu ties tuo. Dar išmokau nešvaistyti laiko ant jokio šūdo, tai vietoj to ėmiausi veiklos, kurie būtų naudinga man. Jokio scrollo nebuvo, nieko ir iš to neturėjimo ką veikti. Tai yra vietoj to viso scrollinimo prie telefono. Aš ir thumbnailą pasidariau. Aš ir namus susitvarkiau, ir thumbnailą pasidariau. Ir užrašų pasidariau visokių, ir video idėjų prisirašiau, ir dar ten pasipaišiau tokių nesąmonių, žodžiu, super buvo laikas be telefono ir man žiauriai patiko tas. Tempimai prieš miegą, tai iš viso game changeris, ta prasme, žiauriai rekomenduoju visiems, jei apskritai nieko nedaro, tai bent šitą pasidarykit. Va matot, kiek per vieną dieną išsinešiau daug visokių dalykų ir jūs pagalvokit, kaip tokia viena diena galėtų pakeisti jūsų požiūrį į gyvenimą. Arba įsivaizduokit taip gyventi kiekvieną mielą dieną. Tai mes visi pagaliau būtume tais, apie kuriuos svajojo tas mažas vaikas. Ir visi būtumėm nesustabdomi. Čia buvo Klaudijus. Iki kito.